Sveiki, mano vardas Nerijus Jasinavičius ir esu kompanijos TC sprendimai vadovas. Kas yra geriau? Užsakinėti daugiau, siekiant išvengti pardavimų praradimų, ar užsakinėti mažiau, siekiant neužšaldyti lėšų atsargose? Kaip atspėti ir užtikrinti, kad reikiamos prekės bus reikiamoje vietoje reikiamų metu? Mes darome prognozes, tačiau ar mūsų prognozės yra tikslios? Prognozės paklaida būna dvejopa. Per daug optimistinė, tai priveda prie per didelių atsargų, išpardavimų ir mažos maržos. Kai mes per daug pesimistai, rezultate turime trūkumus, prarastus pardavimus bei mažėjantį pelną. Ar jūs savo aplinkoje dažnai susidurėte su situacija, kai dalies prekių pardavimai mažesni nei tikėtasi? Todėl tų prekių atsargos sandėlyje yra per didelės. Bet jų negalima įkišti klientam, nes tai pablogins mūsų santykius su klientais. Ir mūsų apyvartinės lėšos yra užšaldomos. Dėl to tenka laukti, kol prekės bus išparduotos. Arba daryti išpardavimą su nuolaida ir prarasti dalį pelno. Taip pat tuo pat metu galima susidurti ir su situacija, kai dalies prekių pardavimai didesni nei tikėtasi. Tai irgi nėra gerai, nes pradeda trūkti prekių. Ir mes prarandame pardavimus dabar, nes klientai nepatenkinti. Ir mes klientus prarandame, o tai sąlygoja ir ateities pardavimų praradimą. Jūsų organizacija pralošia, nes kaštai auga, atsargų finansavimo ir laikymo, sandėliavimo, veiklos išlaidos. Tuo tarpu pardavimai mažėja, nes trūksta pačių paklausiausių prekių. Ir jūs ne vieninteliai, kurie susiduria su tokiom problemom. Daugelis kompanijų turi tokias problemas. Mūsų sistema leis jum sumažinti atsargas ir išlaisvinti apyvartinės lėšas, tuo pat metu sumažinti prekių trūkumus ir padidinti pardavimus, pagerinti atsargų apyvartumą bei pagerinti investuoto kapitalo grąžą, sumažinti prekių pardavimus ir nurašymus bei padidinti maržą. Veiklos išlaidos išliks panašios ir, kas svarbiausia, rezultatus galima pasiekti greitai. Pirmi apčiuopiami rezultatai greičiau negu per 3 mėnesius. Netikite? Per daug gerai skamba, kad būtų teisybė? Susitikime, pasikalbėti ir pasižiūrėsime, ar iš tikrųjų tai negali veikti jūsų aplinkoje. 1 valandos susitikimo metu mes aptarsime jūsų įmonės atsargų valdymo ir papildymo problemas, bei jų įtaką įmonės rezultatam. Identifikuosime galimus sprendimo būdus, įvertinsime tikėtiną naudą bei sprendimo įgyvendinimo procesą. Jūs nieko nerizikuojate. Tai reikia valandos jūsų laiko. Susisiekite su mumis. Galbūt rezultatus galima pasiekti greitai. Ir nepamirškite, kad tik veiksmai pakeis realybę.